TV3 žinios toliau dirba tiesioginėme eteryje. Premjero Butkevičiaus ketinimai regis pirmą kartą piktina užsienio verslininkus. Vilniuje susirinkę kaimyninių šalių vežėjai ragina vyriausybę neriboti įvežamo degalų kiekio iš Rusijos ir Baltarusijos. Butkevičius apie tai užsiminė, kai ieškojo būdų, kaip sumažinti kontrabandinių degalų kiekį ir surinkti daugiau akcizo. Ir taip ne vieną valandą pasienyje praleidžiantis vilkikų vairuotojai piktinasi, kad teks laukti ne valandas, o paras, jei Lietuvos valdžia įgyvendins planus riboti įvežamų degalų iš Rusijos ir Baltarusijos kiekį. Tik šį kartą premjeru Algirdu Butkevičiumi piktinasi ne tik lietuviai, bet ir visų Baltijos šalių vežėjai. Estai sako, kad prieš keletą metų pas juos įvestas degalų ribojimas vietoj lauktos naudos atnešė tik žalą. Tai nesuveikia. Mūsų biudžetas gavo tik kelias kronas. Išvertus į eurus išeitų tik 20 000 eurų. Problema ta, kad labai lengva sugadinti žmonės. Kiekvienas papildomas degalų litras buvo apmokestintas specialių tarifų, bet surinkti pinigai į biudžetą nepateko, o nuėjo kitais keliais. Aš nesiūlyčiau taikyti tokio metodo. Degalai sudaro 50% mūsų išlaidų. Mes dirbame tarptautinėje rinkoje, tad jei pradėsime lyginti su Rusijos ir Baltarusijos vežėjais, galime tapti nekonkurencingi. Ir čia reikia klausti, ar biudžetas laimės dabar, ar vežėjas numirs. Politikai priima tik rinkėjams patinkančius sprendimus, bet taip apgaudinėja kitus. Jei reikia pakelti mokesčius, tai iš ko paimti? Iš tų, kurių gražesnės mašinos. Gaila, bet tos mašinos ne mūsų, o įsigytos lizingu. Lietuvos vežėjai skundžiasi, kad jie bus diskriminuojami kitų šalių atžvilgių, nes kaimynai įgis pranašumą, mat galės vežti krovinius pigiau. Be to vyriausybė pakenktų šalies verslui ir tai pridarytų 10 milijonų litų nuostolių. Patrauklumas mūsų tranzito sistemos, reiškia, taps abejotinas, nes jeigu jiem pigiau bus važiuoti, reiškia, pasimti krovinį į tą pačią Rygą, Latviją, reiškia, arba tą pačią Lenkiją, mūsų, sakyčiau, transporto sistema, infrastruktūra taps mažiau patraukli. Susisiekimo ministras sako esantis prieš degalų įvežimo ribojimą, tačiau anot jo Lietuvos vairuotojai turėtų būti griežčiau tikrinami. Jeigu bus pravažiuota 100 km, bet sudeginta 1,5 tonos kuro, tai tada jis toks reiškia, nelogiškas kuro praradimo kiekis turėtų būti apmokestintas akcizų ir pritaikytos kitos, sakykime, administracinio poveikio priemonės tiem, kurie tai daro ir pakankamai griežtas, kad pasijaustų. Muitininkai sako, kad jei vyriausybė apsispręs riboti įvežamus degalus, jiems reikės samdyti daugiau pareigūnų, tačiau išsiversti su tuo pačiu finansavimu. Garantuoti, kad nesusidarys eilės pasienyje, tikrai negaliu, nes kaip žinote, transporto srautai svyruoja tiek metų bėgyje, tiek netgi savaitės bėgyje. Muitininkai tvirtina ir dabar apmokestinantis piktnaudžiaujančius pigesnių degalų įvežimų. Iš tokių vairuotojų per metus surinkta beveik 1,5 milijono litų.